Sveiki. Šiais metais labai pas mus sausa ir karšta. Sausa ant tiek, kad išdžiuvo visiškai žolė, nėra ko šienauti. Nėra ko šienauti ir visiškai sustojo augti gyvatvorė mano iš gudobelės. O įsivaizduokite, jeigu čia būtų pasodintos jaunos eglutės arba tujos. Tai jos tiesiog nuo sausros galėtų netgi ir žūti. Ką daryti? Mes galime laistyti štai taip. Tai yra labai paprasta, tačiau visiškai neefektyvu ir labai ilgai. Aš tikrai turiu kuo užsiimti vietoj to, kad čia stovėti ištisais valandomis ir laistyti savo gyvatvorę. Nežinau, čia palaistyti reikės 3 valandų gal mano stovėjimo. Tai yra tiesiog neefektyvu, bet ką daryti? Aš siūlau labai paprastą, bet labai efektyvų sprendimą. Čia yra laistymo kapiliarinis vamzdis. 16 mm storio. Čia yra lašalinis, įdiegtos viduje kas 30 cm. Per vieną šitą lašalinę per valandą išteka apie 2 litrus vandens. Šitas rinkinukas tikrai labai yra paprastas. Čia labai mažai yra sudedamųjų dalių ir jis tarp kitko visiškai yra surinktas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai ištiesti šitą vamzdį po savo augalais ir pritvirtinti juos. Pritvirtinti jį prie žemės šitais plastikiniais kuoliukais ir prijungti prie vandens. Ir viskas, labai viskas paprasta. Taigi prie reikalo. Minutės darbo laikas. Tikrai. Viskas, ką dabar reikia padaryti, tai pajungti vanduo. Laistymas įjungtas. Kągi, mano augalai jau patenkinti, bet aš noriu, kad ir jūsų augalai būtų palaistyti. Taigi padarykite užsakymą tiesiog dabar ir laistykite savo gyvatvorę lengvai ir garantuotai. Viso jums geriausio.